ir sabakom negalima. Vakar buvo žalias alus, šiandien šūdo alus. Bus pizdauskas. Plius 30. Šikna. Didelį ryžą problemą turim. Su vaizdu į ką? Į medį? Pusiau Vokietijai, pusiau Lenkijai. Ir labai jaučiasi, kad gamta visiškai skirtinga. Va, vokiška kairiai pusiai, lenkiška dešiniai. Svinauščiai! Čia apleista laivelį, kreivą šleivą. Ok. Taip, dabar atvykome tokį įdomią vietą, vadinasi Stavamlynai. Skaitau istoriją. Tai yra garsus vėjo malūną primenantis navigacinis ženklas Lenkijos mieste Svinauščiai. Istorija. Pastatytas 1873–1874 metais ir tai nėra tikras malūnas. Jis buvo sukurtas kaip navigacinis ženklas laivams, padedantis saugiai įplaukti į Svinauščiai uostą. Stovi ant vakarinio molo prie Baltijos jūros. Statinys yra 10 metrų aukščių, baltos spalvos su juodu stogu ir 4 sparnais. Ilgainiui tapo pagrindiniu miesto simboliu ir yra vaizduojamas miesto logotipe. 2026 jis buvo įtrauktas į Lenkijos saugomų kultūros paveldo objektų registrą. Prašau, Svinauščiai! Va, kaip gražu. Nu, tikrai įspūdinga. Vokietija kažkur 500 metrų tenais. Matau ten Hilton viešbutis, tai ten jau Vokietija. Tai mes esam ant Lenkijos, Vokietijos sienos. Pliaže. Tai pliažu tu gali kirsti dvi šalis. Didelį ryžą problemą turim. Nevaldoma. Ką daryti? Nu, šitas uostas tikrai gyvas. Pažiūrėkit, laivas po laivo. Legenda. Vietinė legenda pasakoja apie seną malūnininką, kuris sugebėdavo atgaivinti ir sustiprinti po ilgų kelionių grįžusius jūreivius. Po jo mirties ši paslaptis dingo, tačiau vieta iki šiol siejama su jėgų atgavimu ir gerą savijautą. Šiandien Stavamlynai yra vienas žinomiausių Lenkijos pajūrio objektų ir bene labiausiai fotografuojama vieta Svinauščiai, ypač saulėlydžio metu. O va priekyje, matot, vėlgi iš kitos pusės šitas švyturys, kurį norėtumėm aplankyti, gal rytoj. Radau dar vieną švyturį, bet jisai funkcionuojantis, matot, šviesas dega ir aptverta teritorija, tai nėra ten galimybės užlipti jį dėja, bet ne aukštas. Plius 30. Šikna. Prieš mane kažkoks nelegalus daiktas, be numerių, važiuoja lėtai, lenkti. Neaplenksi. Kas čia per nesąmonė? Nes tai buvo susidarę visi. Bet manau, kad čia. Nes spauda rašė lyg tai trečiadienį, bet šiandien. Per Joninės šiandien. Po kilometro prasideda Vokietija. Prisiparkuosim kažkur ir eisim pėstute, nes su mašina šitos sienas kirsti neeina. Atrakcija. Tai va, atvarėm prie Vokietijos sienos, jinai čia kažkur, eisim pėstute, tai reikia susimokėti dar kartą ir eisim. Opanki. Nu ką, prašau, baigėsi Lenkija, prasideda Vokietija. Ir viskas. Viskas. Tėtulytės čia neaiškios, bet nesvarbu. Žiūrėkit, aš dabar esu Lenkijoje. Dabar esu Vokietijoje. Dabar vėl Lenkijai. O dabar pusiau. Pusiau Vokietijai, pusiau Lenkijai. Ir vėlgi mano kairė koja Vokietijai,
dešinė Lenkijai. Na žiūrėkit, jei rimtai va Lenkija, Vokietija, ne, čia border crossing. Ir va čia lenkiška pusė ir vokiška pusė. Ir eina link jūros, jūra čia 100 metrų. Ir labai jaučiasi, kad gamta visiškai skirtinga. Va, vokiška kairiai pusiai, lenkiška dešiniai. Čia kažkoks laužas dar pastatytas, reikia ant metalo priduoti. O čia jau šiuolaikiška, saulės batarkės, čia jau ne Lenkija. O čia jau ne Vokietija. Lebensgefahr. Žinot, kas dar įdomu, o jeigu tu padarai kokį nusikaltimą, vieną koją būdamas Lenkijos teritorijai, o kitą koją būdamas vokiškos. Dviratininkai, vat per vidurį. Ir vienas išlikė iš inercijos vieną pusę, kitą į kitą, nu tarkim, bet susidūrimas įvyko grinai, vat per pus, kas kaltas, kas tirs. Atsakymo nėra. Na, jei rimtai tikrai verta apsilankyti čia. Va, mes esam čia Achelbeck. Tai, va, žemėlapį matot, atvažiuokit, pasismaginkit. Gražu, faina ir unikalu. Varom dabar visi apsiprausti, dušą esam čia ir turim nuspręsti, ar liekam šitą mieste, ar važiuosim jau į Vokietiją, kur tas Riugenas, va, visai netoli. Tai kol kas, va, ieškau parkingo. Germany. Hello, Germany. Interesting. It's Germany, babe. Germany. Dabar esame miesto centre, kuris vadinasi Heringsdorf. Ir biškį pasistengus, radau nemokamą parkingą, gamtos apsuptyje, keli šimtai metrų nuo promenados vandens ir restoranų. Puiku. Tai va, po dešinę pusę pėsčiųjų gatvė ir dviračių jobų gatvė, o po kairę Baltijos jūra. Ir sabakom negalima. Nu, gamta tai tokia, kaip Nidoj, sakyčiau. Nepaliesta žmogaus visiškai. Kur merginas mano? Kol kas tik vėliavas matau. Merginas matau ne mano. Sakė, pizzerijoje sėdi, tai čia šito ir sėdi. Einam ieškoti. Nu, skylė tokia, skylė. Ten yra geresnių žymiai. Užsisakėt? Žiūrėkit, amazing views kokie, jo. Neliesta žmogaus gamta. Va čia va, nu padešinė biškį liesta. Tai, sakė, norėjo, kad būtų su vaizdu. Su vaizdu į ką? Į medį? Į vandenį. Bir. Vakar buvo žalias alus, šiandien šūdo alus. Ai, šiandien stoj stebint, ar nustebins mane šitas alus? Arklinė porcija lazanijos, 14 pinigų. Sriuba pomidorinė man patiko nebloga. Pica tai mažytė tokia. Ir dar vieną sriubą paėmėm svogūnų. Tai paragavom ir išnešė pusę, nes nepaėjo. Nu, tokia. Nebaisiai. Cash only. No cards. Nu, pizza tai tokia, ant ketvirtuko. Aš manau, iš Lidlo, Aistė pritarė, o šiandien sakot, kepė, bet nu labai nepanašu, kaip nu pažiūrėkit, kokia baisi. Not Lidl.
Visai smagu būtų čia rytoj futbolą pasižiūrėti. Viskas pritaikyta. Ekranas vandenyje. Suoliukai. Ložės VIP. Bariukai. Saulėlydis. Pasaka. Sako, Aistė, kaip priklauso dizainerių parduotuvytės. Full paket, šopingo centras. Einam su Aistė, galvojam, nu kuris čia priparkavo, ogi ten pat, kur jau mus pravežė. Uodų šėrykla. Kvepia kaimo. Girdisi mašinas. Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Matot, Vokietijai visi paspirtukai turi draudimą ir savo valstybinius numerius. Taip, eksploatuoti negali, bus pizdauskas. Ir va, einam čia. Šitas irgi bus su valstybiniu. Va, yra valstybinis numeris. Nu, kaimiškų namelių irgi čia yra, vat, nepatvarkytų, žiūrėkit, žmonės gyvena, bet čia nei šienauja, nei ką. Tai nėra pedantiškai apdirbtas, kaip sako, kiekvienas kvadratinis metras Vokietijos teritorijos. Tikrai taip nėra. Ir dabar turim tik 10 ryto ir jau žiauriai karšta yra laukia. Šiandien pranašauja plus 34, tai bus reikalų. Taip gerai būt Alfonsu. Patinka. Prisipirko aušrinio visokio brūdo, tardį, sako, kažkoks milkšeikas, Lietuvoje kaina 2,19, čia 69 centai. Tai tuoj ateisim ir pažiūrėsim, kas ten pripirkta ir kas ten tokio pigaus. Nu, va čia tai prie kelio gyventai ne kažką. Nu, bet gyvena žmonės. Mūsų spotas tiesiog pasakiškas. Ne karšta, pavėsė, netoli jūros, tai aš manau, mes visai dienai čia liekam. Tuoj papusryčiausim ir eisim apžvalgos bokštą aplankyti, į pliažą ir taip toliau. Tai prisipirko viską, Aistė pradėjau testuot. Tai va dabar testuos visus salotas, čia ten dar, tai jaučiu, tulikas bus užimtas visą dieną. Turėjom tik 2 degtukus, bet va su vienu viskas paėjo. Uždegėm. Ir liko dar va paskutinis rytdienai. Smagu. Dabar suprantat, kad mūsų biudžetas yra labai ribotas.